Aš pravažiuoju taip pat, kaip iliustracijos knygose būna, tai va, tokia idėja. Iš šito darbo būtent tai mintis kilo tiesiog vakare žiūrint televizorių. Net nežinau, kaip labai, taip staiga. Tai puoliau pieštuku iš karto piešti eskizus, eskizuoti. Piešiau mašinytę, kad kažkoks tai ritinys, vis tiek pradinė forma knygos buvo ritinys, kadaise, tai ir pavaizdavau visą šitą kelią. O studijuojate odos meną. Kaip oda, ar paranki tokiam konceptualiam darbui, ar lengva sukurti pagal savo idėją, kažkaip ją įkūnyti? Šiuose būtent darbuose tai odos pas mus nelabai naudojam, bet iš tikrųjų tai galima dauguma darbų odą naudoti. Oda iš tikrųjų labai techniškai su ją galima labai daug įvairiai dirbti. Pasakysiu paslaptį, nes dėstytojas sakė, čia bus didelės erdvės ir reikia didelių darbų. O, kaip žinom, oda yra gan tauri ir brangi medžiaga, o mes esam studentės, tai mes sukomės iš padėties, o dėstytoja tokiam sukimuisi pritarė. Tai todėl. Įsivaizduojat, kad tai galėtų būti ir iš odos, ar ne? Galėtų ir galbūt neblogai atrodytų. Vaidos Baltušytės kūrinys vadinasi Tėčio pasaka. Galbūt prisiminiau tėtį, kuris nesenai susilaukė mažo vaikučio. Ir kodėl čia pasaka? Nes iš tiesų tai prisimeni savo tėvų pasakas. Man tėtis nesekdavo, bet dainuodavo, mama daugiau skaitydavo. Tai galbūt per tai ir tos ir pagalvytės atsispindi čia tarsi užkoduotas tas žodis, tas tėčio balsas, kurį labai smagu prisiminti iš vaikystės. Drabužių dizainerės diplomą jau turinti Lina Steponavičiūtė pasirinko jautrią temą. Tai yra dėmesys į neregių pasaulį, kas yra šiais laikais, tarsi mes jų ir nematom, bet žinom, kad jie yra, ir būtent knyga dviems, tai yra knyga man reginčiajam ir neregiui. Ir tai yra šitas raštas, yra Brailio raštas, kurį aš pasirinkau kaip formą, kaip išraiškos būdą šios knygos, ir tai buvo pagrindinė idėja, kuri inspiravo visą darbą. Torsus pasirinkau moteriškus dėl to, kad galbūt moteris yra jautresnė socialiniam problemam. Jinai labiau išgyvena dėl esamų visokių neteisybių ir panašiai. Todėl būtent moteris yra. Drabužių dizainas ir dabar odos dizainas. Kas čia bendro ir kuo skiriasi? Bendro iš tikrųjų yra daug, nes drabužių dizainas, jame mes studijuojam ir patį drabužį, bet ne tiek patį drabužį, visą kostiumą. O jų kostiumas tai yra ir drabužiai, ir aksesuarai, ir tai yra batai, rankinės ir visi kiti papuošalai, o odos dizainas suteikia laisvę būtent gilintis į aksesuarų dizainą, į papuošalų. Tai yra technologijos naujos, kurių, tarkim, nemokėjau, tai dabar proga yra pastudijuoti. Monika Tauterytė kūrinio idėją sugalvojo greitai, bet teko pasukti galvą, kaip ją įgyvendinti. Mano darbas vadinasi Mysterion, užmerkti akis ir užverti lūpas. Tai yra rožančius, kadangi parodos bendra tema yra knyga dviems, tai mano tas rišimas dviems atspindi tame, kad rožančių, kai žmogus kalba, tai jis kalba ne su savim, kad tai yra pokalbis su Dievu. O pavadinimas tai Mysterion, kaip rožančiaus struktūra yra tie didieji karoliukai rožančios, tai yra slėpiniais lietuviškai jie vadinami, o graikiškai tai yra Mysterion, o Mysterion reiškia užmerkti akis ir užverti lūpas. Šitie didieji kamuoliai, kurie yra misterijos šitas, tai yra garbės, šlovės, šviesos ir tamsos kamuoliai, kadangi pokalbis čia yra vaiko pokalbis su Dievu, nekalto žmogaus pokalbis su Dievu. Ir tai ant šviesos ir tamsos didžiųjų slėpinių atsispindi blogi ir geri dalykai, kurie vyksta Žemėje, ne tik mūsų suaugusių globaliniai dalykai, visokios krizės, katastrofos ir geri dalykai, bet ir blogi dalykai vaiko akimis.
Monika, kaip ir dauguma jos kolegių, į odos technologijas gilinosi dar bakalauro studijose. Sunku pasakyti, reikia prie odos prisiliesti, dirbti ir tada gali pasakyti, kaip ji veikia. Ji iš tikrųjų veikia žmogų ir man skaniausias kvapas yra odos kvapas ir knygų kvapas, senų knygų kvapas. Man artima tai, kas natūralu, aš šiek tiek linkusi daugiau prie gamtos, tai odos menas man tikrai yra mielas ir aš tikrai džiaugiuosi, kad studijuoju. Galima sakyti, kad Šiaulių universitete, menų fakultete susiklostė jau tam tikra tradicija odos dirbinių, odos dizaino. Menų fakultete jau reikia manyti, kad mes visas dešimtmetis, kaip stipriai to srity dirbame, dar reikėtų pridėti antrą dešimtmetį paieškų ir pasirenkamųjų studijų ir netgi diplominių darbų, kurie tai būdavo tokie, sakykime, nesisteminis, bet pavienis reiškinys. O dabar visas paskutinis dešimtmetis yra, tai yra nuoseklių studijų, siekiam, tobulėjam, kiek leidžia, kaip sakant, jėgos ir turime daug studentų, kurie yra, kaip pasakau, gabūs, žavūs ir drąsūs. Vienu žodžiu, iš tiesų, motyvacija, kurie jau pas mus mokosi, labai yra aiškiai. Iš tiesų, studijuoja pakankamai nuoširdžiai, atsakingai. Tikimės, kad užauginsime naują odininkų kartą Lietuvoje, kuriuos iš tiesų verkiant reikia, nes jau gal 18 ar 20 metų, kai Taliną baigė paskutinis lietuvaitis Talino dailės akademija. Iki 20 metų tai kartos laikė jau didelis laikas ir mes daugiau parengtų dailininkų neturime. Tai vadinasi, čia mes ir tą nišą stengiamės užpildyti.